mankšta padaryta. Einam valgyti. Dabar dar žiūriu rūbai mūsų čia per naktį stovėjo. Buvo truputį lietaus panašu, nes plytelės kai kur ir ten asfaltas šlapias, tai reikia žiūrėti, ar čia išdžiūvo viskas. Dabar reikia kaip nors kuo labiau ant saulės, kad išbūtų, bus gerai. Labas rytas. Pavyzdingai. Cheers. Kavytė, pusryčių stalas. Jau kavytė gatava, imk ir ramik. Su. Čia gaila nenufilmavau šitos vietos, kur Aleksandras darė atsispaudimus ir visi bandė juokauti, nors iš tikrųjų buvo gana prastos nuotaikos, nes laukė gana stiprus ir lietingas tikriausiai raidas, bet galiausiai buvo nuspręsta, kad visi važiuos kitokį, kad išvengti lietaus ir su truputį gal mažesnė įkalnė, o aš, Arnoldas ir Saulė važiavome savo atskirą raidą. Ispanijoje jau žydi sodai. Pas visus šiandien mažai entuzijazmo. Kalnuose matosi daug debesų. Tikėtina bus lietaus. Kaip Danai sakai? Lietaus nebus, bus debesuota, bet smagi nuotaika bus visą raidą. To jums ir linkiu. Aš, Saulė ir Arnoldas važiuosim atskirą raidą, trumpesnį. Kažkur jau reiks mums nusukti. Saulė. Mes netaip išvažiavom. Nu jo, aš irgi matau pagal maršrutą, kad jau mes kažkur nukrypom. Bet bandom žiūrėti. Gal dar trumpesnis gausis. Atputėm į Haviją. Važiuojam į kavinę kažkur. Saulė rodo kelią, kur čia reikia. Šiandien kokia nors desertuką. Su kavelė. Ką imsi, Arnoldai? Lietvaitas. Recovery raido trycai. Tegul pavydi mums, kurie išvažiavo pilną raidą šiandieną. Kavytės atsigėrėm, pyragą suvalgėm, dabar kylam vėl, gal per Veduką namo. Šiandien apie 48 kilometriukai. Recovery raidukas, 6 diena. Sako, pramuš kalnus jau, ar ne? Kol kas nepanašu, kad pramuštų. Vis tiek sudėtinga į tos kalnus man važiuoti. Nu, bet bent jau Vilniui bus tikriausiai kažkiek lengviau. Arba ne. Nu, bet čia jau dabar toksai nebe taip jau gąsdina, kaip Valdebo ar ten dar kiti vakar, kur važiavom. Vakar tai nebuvo irgi iš esmės. Sudėtinga, tik buvo ilgai ir šalta ir dar su lietum. Būtų buvę šilčiau, kaip šiandien, pavyzdžiui, būtų buvę, manau, pasaka buvo ir ten ant kalno gražu buvo tokie slėniai, bet per lietų ir užpiltas akis nepaisėkas patys. Važiuojam per savo viaduką, vadinamą, ten Havijos miestelis. Čia kylam šitais serpantinukais ir pervažiuojam į Dediją. Atvažiavom į miestą, ieškom čiūrų. Ten beje vakar stovėjo ta statula, kurią sudegino. Panašu, kad nėra jokių padarinių, visas gatvės išplautas. Bombeškės irgi, viena kita dar mėtosi susprogdinta. Bet vis tiek jau pakankamai greit išsivalė viską čia. Aš maniau, kad jau čia po tokių sprogdinimų ir deginimų bus ir pastatai aprūkė gerai. Bet panašu, kad greitai tvarkosi. Gavom čiūrų truputį. Šokoladuko ir čiūrų. Man atrodo, kad grįšiu gerokai storesnis, negu išvažiavau.
Sveiki. Nu, komentarą, kaip sekėsi. Sušalot? Nu, jo. Iš pradžių, kol kilom gerai, paskui leidomės, biškai pašalom. Kol nusileidom iki kaltės, vėl sušilom. Tai išgeriam kavutės tradiciškai ir grįžom. Lietaus negaut? Ne, negavom lietaus, viskas gerai, bet vėjas buvo didžiulis ant galo sukilęs. Prokadė vėduką lengvai. Nu, svarbu, be lietaus. Be lietaus, jo. Palyginus po vakar, tai saldainis naujas. Į kalną kažkur teko stipriai kilt? Jo, tą Bornėją ar kokį tai ten užkilom stipriau. Bandėm vieną pensininką išpurtyti, bet nepavyko. Padėkojom mum už ratą. Užsidarė vartai. Reikia kitiem atidaryti. Štai ir likusieji. Sveiki sugrįžę. Aš tau pavydžiu. Reikia nesusirgti dar. Kosės pradėjau tą raidą. Nu, kaip jūsų įspūdžiai? Žinok, lengvas raidas buvo, tikrai nevažiavai, nebuvo. Šneka, kur į priekinį kartą. Prasme, pradedam visą laiką, visam pabėgo į priekį, mes priekį vedėm paskui. Į tą kalną nelipom, nes ten lietus lijo turbūt. Pagal debesis. Į sodus čia turiu omenyje, ne? Tuos. Ta, kur planauju. Aha. Kitą užlipom, užkopėm. Nežinau, po to mes kalpės įstojom po kavinės taip nujungė, kad... Nu, po sustojimų dažniausiai ir būna tokių. Meldėm namo ir alaus. Paimsiu. Tinka. Sveikinu įveikus antrą sunkę dieną Sakiau, lietaus nebus, ne? ir rytoj bus poilsiuko. Tikėkimės. Sekės į kalną. Dar blogiau. Tai tai žaisim Squid Games'ą. O nėra buteliukas. Tai va. O kioskė Mindė dirba, rašau. Lina recovery. Recovery. Man kalorijų paims. Ačiū. Tiesiai iš šaldiklio. Jaučiuos nusipelnęs. Cheers. Po šiandienos pasivažinėjimų visi išvargę, visi į kambarį užsidarę. Tai va, vienintelis būdas, kaip sukviesti visus prie bendro stalo ir susiburti, tai yra pietus. Visus 3 žmonės. Visus 3 žmonės. O vištukės, ryžiai, ragausime. Trečiojo kėlinio rezultatas kol kas Kaune yra lygus 8-8, o bendrame rezultate Madrido Real turi tą pačią 3 taškų pranašumą. Padaugėjo klaidų po pertraukos, abi komandos jau prarado po 6 kamuolius. Su žiūrovais ten žaidžiam? Pertraukėlės Williamsas Golsas. Keitėsi Peina Francisco. Vienas Durgas taip pat yra aikštėje.